23 balandžio, ar ne, ir dabar yra minima ta Jurginės arba Jorė, ir tai yra žalumos pradžios šventė, žemės darbų pradžios šventė. Iš tikrųjų, senovėj tas buvo labai reikšminga šventė. Senovėj, aišku, buvo kitaip. Iki krikščioniško Lietuvoje ta šventė vadinosi Jorė. Ir tada tie žmonės prieš tą gyvulių išgynimą garbino tokį dievą Pergubrį. Ir Pergubris arba Perkūno dievas, kuris atrakindavo žemę, atsiųsdavo pavasarinį tą šiltą lietų ir tada viskas sužaliuodavo ir tada prasidėjo žemės darbai. Priėmus katalikybę nebuvo užmirštos tos žalumos tradicijos ir toliau. Aišku, tada sutapatino tą Jorį šventę su Jurginė. Švento Jurgio kaip gyvulių globėjo ta diena ir tie atlaidai dabar yra to Jurgio irgi švenčiami ir dabar. Tai sutapatino, bet viskas tvarko ir nes matė, kad tas Lietuvėm yra svarbu ta žalumos šventė pradžios. Išginant gyvulius tuos, paimdavo žilvičių šakelę, ar ne, su kačiukais tais. Ir paglosydavo kiekvieną gyvulėlį, kad būtų jisai sotus, storas per vasarą, kad vilkai jo nepulstų ir panašiai. Toks labai svarbus dalykas. Į tą dieną šiukštų nebuvo galima į darbį, daleiskim, arklius kinkyti į plūgą ar į vežimą važiuoti nebuvo galima, nes kadangi tikėjo žmonės, kad nuo to, jei tu įdarbinsi dieną tą dirbsi su gyvuliais, tai jie gali ir išstipti ir vilkai juos išpjaus ir vienos bėdos prasidės vienu žodžiu. Ypatinga buvo svarbu, kodėl mes čia laikom tą duoną dabar rankoje savo iškeptą turiu ir įstojom rugių laukėtam, ypatingai buvo svarbu tos apeigos rugių, duonos kepimo, duonos ritualinių valgymo ir tos reikšmės pabrėžimo, tos duonos kaip švento tokių valgių. Netgi kai kuriuose kaimuose buvo tokia tradicija, kad žemdirbys prieš pradėdamas lauko darbus turi pasikalbėti su savo pasėliais. Dabar tą trumpai pademonstruosiu. Tai tą duoną atnešdavo į lauką, padėdavo ant rugių ir klausydavosi, ką jie pasakys. Jei tais metais jie jausdavo, kad jei bus blogas derlius, jie nieko nesakydavo, tylėdavo rugiai. Nes, nesakys, kad blogas derlius, žemdirbį to nenorėsi nuliūdinti. Bet jei geras derlius, tai jie šlamėdavo, alimėdavo, linksmai čiauškėdavosi. Tai va, tokiu būdu žemdirbys sužinodavo, koks derlius bus tais metais. Kiekvienas žemdirbys, kiekvienas agronomas specialistas, nebūtinai specialistas, kiekvienas ūkininkas atėjęs vis tiek į lauką jis mato, kas tiem augalam negerai, ar ligos puola, ar kenkėjai puola, ar jiem trūksta kažkokių maisto medžiagų. Va tas toks pasikalbėjimas ir yra. Tas, aišku, gal šiuolaikiški dalykai, ten dirvožemio tyrimus daro ir panašiai, bet svarbiausia, augalo būklė. Patyrė žemdirbys, visada jisai matys iš augalo lapų, ko jam trūksta, ar jis bus tas geras derlius, ar nebus tas geras derlius. Ir tikrai ta savotiška kalba yra tuo būdu. Dar, kas liečia duonos kepimą, buvo tokia irgi tradicija, kiekvienam gyvulių rūšiai, kuri būdavo tą ūkyje, iškepdavo po kepalėlį atskirą, jo garbiai, aveliai pavyzdžiui, karviai, arkliui, iškepdavo po atskirą kepaliuką ir paskui tuos apnešdavo apie tą lauką rugių, ar ne, ir per sekmadienį nuveždavo ant mišių ir tada pašventindavo ją ir tiem vargėtom, kurie eidavo pasirinkdami, išdalindavo tą duonelę ir tik jūs melskitės dabar už gerą derlių ir žmonių sveikatą. Dar daugiau tų tradicijų yra, pavyzdžiui, labai Jurginių rytą būdavo svarbu sėt rūtas, nes kadangi visą vasarą jos žaliuos ir bus vešlios ir taip toliau. Paskui dar eidavo į svečius. Svarbu, labai tradicija, visi kaimiečiai eidavo vieni pas kitus, pasiimdavo duonos ar pasiimdavo dar kitokių valgių, eidavo į svečius, ateidami, ateidavo ir palinkėdavo gero derliaus ir sveikatos tiem namam. Tai va, ir mes šiandien palinkėsim sveikatos kartu su Jurgiu ir su Jorė ir su Joriu, palinkėsim jų visiems sveikatos, visiems valgytojams, žemdirbiam gerų derlių,
visai mūsų valstybei ramybės ir taikos ir kad duonos būtų. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.